Labadiena, su jumis sveikinasi pirmoji šį pavasarį krepšinio savaitės laida. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė baigė savo pasirodymą atrankoje į Europos vyrų krepšinio čempionatą. Vasario 21-ąją paskutinio atrankos lango pirmajame susitikime mūsiškiai susitiko su lenkais ir juos nugalėjo 82-48. Jau antrajame kėlinyje mūsiškiai įgijo dviženklį pranašumą. Ir nors lenkai tai atsakė dviem tolimais metimais, mūsiškiai smogė dar stipresnę atkarpą. Ir jau trečiajame kėlinyje skirtumas padidėjo iki triušinančios atžybos – 20 taškų. Paskutinis kėlinys tapo formalumu. Eimantas Bendžius nugalėtojams šioje dvikovoje pelnė 18 taškų. Regimantas Biritas pridėjo 14, Mindaugo Kuzminsko kraityje 12, Arno Veličkos ir Gyčio Radzevičiaus sąskaitose po 10 taškų. Rungtynių su Estija išvakarėse netikėtą žinią paskelbė Mindaugas Kuzminskas. Pastarasis krepšininkas pirmadienį sužaidė paskutinėsias rungtynes vilkint Lietuvos rinktinės marškinėlius. Kuzminskas Lietuvos vyrų rinktinėms atstovavo nuo 2013 ir dukart iškovojo Europos čempionato sidabrą. 2014 pasaulio pirmenybėse 35 metų krepšininkas su Lietuvos rinktinė buvo per žingsnį nuo apdovanojimų ir užėmė 4 vietą. Geriausias turnyras su šalies rinktinė Kuzminskui buvo 2017 Europos čempionatas. Per jį Kuzminskas vidutiniškai rinkdavo po beveik 15,5 taško. Paskutinis atrankos Europos čempionato rungtynėse Lietuvos krepšininkai 82-75 įveikė estus ir pasiekė revanšą už pralaimėjimą praėjusiais metais Taline. Šios rungtynės buvo paskutinės Lietuvos rinktinėje Mindaugui Kuzminskui. Pastarasis per 13 minučių pelnė 6 taškus. Rungtynių pabaigoje vilnietis prametė 3 taškį, tačiau neslėpė šypsenos, o netrukus jam buvo atiduotas rungtynių kamuolys. Taip pat jis kalbėjo čia susirinkusiems sirgaliams. O rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėje šiose rungtynėse žaidė Gytis Radzevičius pelnęs 19 taškų. Eimantas Bendžius ir vėl pataikė nemažai tolimų metimų ir surinko 17 taškų. Margirio Domanto kraityje 11. Dabar paklausykime Mindaugo Kuzminsko kalbos jau atsisveikinus su Lietuvos rinktinė. Iš tikrųjų tada, kuomet pirmą kartą susivilkau tuos marškinėlius, man buvo svajonės įsipildymas. Mano vaikystės buvo įskiepyta, kad tavo šalis tau yra pati svarbiausia. Ir niekados netikėjau, kad ateis tokia gyvenime akimirka, kuomet su rinktinės marškinėliais kalbėsiu prieš jūs ir jausiu tokią meilę. Didelis ačiū jums visiems sirgaliam. Mano nuomonė, jūs esat patys geriausi rinktinių sirgaliai pasaulyje ir linkiu jums toliau palaikyti mūsų rinktinę, nes deja, bet dažniausiai žmonės suvienia arba nelaimės, arba pergalės. Tada aš labai tikiuosi, kad pergalės greitai grįžčiau ir į mūsų kiemą. Buvo keli Mindaugo Kuzminsko kalbos fragmentai, o Lietuvos rinktinė atranką pabaigė tik su vienu pralaimėjimu. Tuo metu Rimas Kurtinaitis pratęsė pergalių seriją su Lietuvos rinktinė ir ją bandys pratęsti jau šią vasarą vykstančiose Europos pirmenybėse. Na, o iš šventinių dalykų dabar keliamės į kasdienius rūpesčius. Eurolygos kovos sugrįžo ir Kauno Žalgiris vasario 27-ąją susitiko su Belgrado Crvena Zvezda išvykoje. Šio susitikimo išvakarėse žaliai baltų gretas papildė dar vienas krepšininkas iš NBA. Prie Kauno ekipos prisijungė amerikietis gynėjas Isaiah Wongas su 24 metų, 1,91 cm ūgio krepšininku. Pasirašytas sutartis iki šio sezono pabaigos. Šio sezono metu jis rungtyniavo Charlotte's Hornets ekipoje ir ten sužaidė 20 rungtynių. Taip pat jis žaidė ir J lygoje, kur Salt Lake City Stars komandoje buvo labai rezultatyvus ir rinkdavo po 24 taškus per rungtynes. Kauno ekipos sporto direktorius Gediminas Navickas atskleidė, kad naujoko paieška buvo itin intensyvi, nes vasario 26-ąją sudarė naujų žaidėjų registraciją Eurolygos turnyre. Wonga Žalgirio ekipoje pakeis Lonnie Walkerį, su kuriuo buvo atsisveikinta prieš kelias savaitės. O dabar keliamės į dvikovą su Belgrado krepšininkais. Belgrado sirgaliai provokacijomis ir okupantų vėliavomis sutiko Kauno Žalgirį, tačiau pastarasis klubas atsakė profesionaliausiai įmanomu būdu. Šventė 13 sezono pergalę rezultatu 86-80. Po lygios kovos, kuri truko kone 3,5 kėlinio, Žalgirio krepšininkai ketvirtojoje rungtynių atkarpoje sugebėjo įgyti 11 taškų persvarą. Ir nors varžovai dar bandė gelbėtis, tačiau Žalgiris pergalingą rezultatą išsaugojo ir šventė dar vieną pergalę. Triumfavo ne vien žalgiriečiai, bet ir laisvasis pasaulis. Puikias rungtynes vėl sužaidė ir 25 taškus nugalėtojus pelnė Silanas Francisko. Alinas Milagičius pataikė 3 tritaškius iš 3 ir pelnė 15 taškų. Kauniečiai Belgrado krepšininkus Eurolygoje
įveikė 5 kartą paeiliui. Ši serija tęsiasi dar nuo 2022 karo Ukrainoje pradžios. Po šios pergalės Žalgirio viltys pasiekti pirmąjį 10-tuką šiek tiek padidėjo. Kitą savaitę kauniečių laukia dar viena išvykos dvikova su Vitorijos Baskonija. O šiandien čia džiugia data, leiskite atsisveikinti. Slava Ukrainai ir iki kitų susitikimų.